Vienas modeliukas, tai Range Rover Sportas, šį kartą baltą spalvą, 90 000 mylių, kovo 13 bus irgi aukcionas. Čia yra sveikų mašinų aukcionas, švaros taitlai. Numatoma automobilio kaina aukcione, aišku, čia yra preliminari hebra, 20-22 tūkstančiai dolerių kažkur tai. Gerai, prasibėgam po kėbulą, pasižiūrim, va pabraižymas, matau priekinį bamperį. Lempas reikia poliruoti, bet jos yra sveikos. Mašina, kaip žinot, kūrėsi ir važiuoja, suprantamai. 3 litrai varikliukas, 4 varomi ratai. Kėbulas, sakyčiau, šitas šonas, nematau kažkokių didelių kosmetinių pažeidimų, šiek tiek gale pabraižymų, tokių yra smulkių, labai nedidelių. Bandysim atsidaryti bagažinę. Taip, yra kilimėliai sudėti, žieminiai. Čia viskas atrodo irgi švaru gražu. Kažkodėl tai bagažinė nenori. Užsidavė, gerai, pažiūrėsiu po to aš. Spėgam tada iš kitos pusės. Šitoj pusė bamperis irgi, čia diskas šiek tiek pabraižytas, nu čia yra standartas. Pabraižyti būna, vienrodėlis šiek tiek pabraižymų turi kosmetinių. Durys irgi pabraižytas šiek tiek, bet čia poliravimo tikrai užteks. Juodą gražų saloną turi, šildomas, šaldomas sėdynės, didelė panorama, juodos lubos. Čia viduj tai viskas tvarkinga. Pasižiūrim į galą. Po to naisim, pabandysim, užvėsim, jeigu raktas yra padėtas. Čia irgi ant gale klima. Sėdynės kapitoniškas, grinai vietos labai daug, patogiai taip atrodo viskas. Labai fainas automobilis. Taip, einam pabandyti užvėsti. Manheimo aukcionuose niekada jūs, hebra, nepamatysit, kiek yra pastatyta už automobilį, nes čia aukcionai dažniausiai vyksta gyvai. Čia labai mažai kas deda prie bidus, arba žinot, kaip iki aukciono mažai laiko lieka, tai visi mato, kiek yra pastatyta. Čia niekada nematysi, čia viskas prasideda tik tai per gyvą aukcioną. Rakto nėra, matot, negaliu užvesti, bet jisai kurjeris ir važiuoja. Jo, labai šaurus, tvarkingas automobilis. Labai minkštai važiuoja.